Labadiena, mėly mano Patreon kanalo žiūrovai, mėly Facebook'o draugai, YouTube'o ir TikTok'o žiūrovai. Aš esu Vytautas Abraitis, gydytojas, medicinos mokslų daktaras. Ir šiandien trumpai norėčiau vėlgi paliesti papildų temą ir pacituoti Colino Campbello knygą Visuma. Tikrai puikiai knyga, labai lengvai parašyta. Vėlgi sakau, aš su daug ko nesutinku, bet labai vertėtų jums ją perskaityti. Tikrai, labai gera knyga. Apie redukcionalizmą ir holizmą medicinoje. Holistinė pasaulėžiūra yra visa apimanti pasaulėžiūra, yra visų niuansų ir požymių matymas ir daromas iš to išvados. Redukcionalistinė tai yra vieno siauro požymio matymas ir pagal jį daromas išvados. Tobulas santykis be abejo, kada medikas, turiu omeny, jis yra kietas redukcionalistas, yra savo srities specialistas, bet sugeba matyti visumą. Nes ten, visi žinom žodį psichosomatika, taip, kada psichogeniniai faktoriai sukelia ir skausmus, ir ten ciklo sutrikimus, ir taip toliau, nevaisingumą, ir ten nesijungsiu tą klausimą, bet žodžiu, jūs supratot, kas tai yra. Ir tas kaip holizmas ir redukcionalizmas, kaip jo yra žaidžiama papildų platinime. Ir tokia puikia metafora yra daktaro Campbello, kad, tiesiog man belieka ją perskaityti. Metafora, kaip gaudamas kamuolys. Mūsų organizmas veikia kaip gerai suderintas mechanizmas. Jis tam sukurtas ir būtent tai jis daro geriausiai. Kištis į mitybos procesą nereikia. Kaip jūs pagaunate kieno nors jums mestą kamuolį? Ar bent nutuokite, koks tai yra sudėtingas procesas? Visų pirma, jūsų akis turi pastebėti objektą ir identifikuoti, kad tai yra kamuolys, o ne, sakykime, širšių spiečius ar bomba, ar kitas nepageidautinas daiktas. Tada akis nusiunčia smegenims didžiulį kiekį informacijos, kad jos galėtų nustatyti kamuolio dydį, skriejimo kryptį, greitį, trajektoriją. Ta darbą smegenys atliks net jei nebūsite išklausę vidurinės mokyklos geometrijos ir fizikos kursų. Taip pat smegenys tuo pat metu bendraus su jūsų rankas ir plaštakas valdančiais nervais ir raumenimis, jūsų nugarą, kaklą ir kojas stabilizuojančiais raumenimis ir parasimpatinė nervų sistema jinai jūs ramins nuo išgąsčio, kurį bus sukėlęs pirminis atliekančio kamuolio vaizdas. Nuostabiai suvaldęs šią daugybę informacinių impulsų, organizmas akimirkos tikslumu geba suruošti tobulą atsaką. Jūsų rankos išsitiesia ir delnai sugriebia kamuolį. O dabar pabandykite įsivaizduoti, kas atsitiktų, jei kas nors nuspręstų, kad norėdami pagauti kamuolį, mes visų pirma turime atlikti krūvą matematinių ir fizikinių skaičiavimų. Reikia išmatuoti kamuolio greitį, svorį, apskaičiuoti trajektoriją, įvertinti vėjo stiprumą ir taip toliau ir visa kita. Galbūt kas nors netgi sudarytų specialią mokyklinę kamuolio gaudymo programą. Pedagogai imtų diskutuoti, kokie metodai šiuo atveju būtų geriausi. Apie 1% visų mokinių būtų labai gabūs ir šitą metodiką įvaldytų puikiai, tačiau didžioji dauguma, kaip mes gyventume daužomi kamuolių, kurių pagauti taip ir nesugebėtume, net jeigu nuo to priklausytų mūsų gyvybė. Kai netyčia kur nors pasaulyje aptiktume grupę žmonių, kurie visi sugeba pagauti kamuolį, mes mokslininkai, vildamiesi atskleisti šią paslaptį, imtume tirti jų fiziologiją ir medžiagas, iš kurių jie gamina kamuolius. Gal net išstudijuotume, kokią politiką jie vykdo kamuolių gaudymo srityje. Telkti dėmesį į pavienės maistinės medžiagas ir visus jų rodiklius yra tas pats, kas gaudant kamuolį pasitelkti fizikos ir matematikos metodus. Gamta evoliucionavo ne šiuo keliu. Tokios pastangos mitybos dalykus padaro tik bereikalingai sudėtingais. Organizme vykstantis virškinimo ir absorpcijos medžiagų pernešimo bei metabolizacijos procesai be jokių mūsų pastangų užtikrina, kad gautume mes būtent tai, ko reikia, optimalius medžiagų kiekius. Tačiau, kol mūsų supratimą apie mitybą formuoja redukcionalizmas ir mes mitybos srityje vykdysime redukcionalistinius tyrimus, gera sveikata mums yra nepasiekiama. Dar puikia metafora psichologas Abraomas Maslow yra pasakęs, jeigu viskas, ką tu turi, yra plaktukas, tai aišku, kad kiekviena problema to bus panaši į vinį. Bet dabar trumpai grįžtu prie maisto papildų. Aš kol nesidomėjau šitą problemą, aš tiesiog žinojau 30 metų, kad tai yra elementarus žmonių kvailinimas, žaidimas jų jausmais, tai yra marketingas ir placebo efektas. Bet nemaniau, kad tai yra tokio laipsnio, kaip dabar, kur pradėjau domėtis. Ir labai gerai yra pasakęs Colinas Campbellas būtent apie holizmą. Mes įsisavinam taip, ko reikia ir pasigaminam tai, ką reikia. Ypatingai, jau nežinau, kokio reikia būti žmogui primityvaus mąstymo,
kad pildyti tas medžiagas, kurias mes pasigaminam patys. D vitaminas, A vitaminas, hialuronas, kolagenas, kofermentas Q10 mes pasigaminam patys ir daugybė kitų medžiagų, kurias platintojai mums sėkmingai įsiūlo. Tarp kitko, štai Colino Campbello knygoje parašyta, kad jau 80 metais apie 50 milijardų dolerių išleidžiama papildam Jungtinėse Amerikos valstijose prieš tiek metų. Taigi ta suma, apie kurią aš kalbėjau pirmosiose savo laidose, kad tai gali būti keli šimtai milijardų dolerių, yra visiškai reali. Ir dabar pagalvokit, netgi einame iki tokių absurdų, kad papildai yra skirstomi valandomis. Tiesiog man išmetė, man atrodo, YouTube'as. Simpatiškos tos moteris, kad atkreipti vyrų dėmesį, gražus vyras su 3 dienų barzdelė, ten nusidėjo kokią nors stetoskopą, nors gali būti ir ne medikai, kad atkreiptų moterų dėmesį. Yra operuojama tokiam, tikrai tokiam marketinginiam frazėm. Įsivaizduokite elementarų provitaminą, kurį mes suvalgome. Jis pirmiausia turi pavirsti tą formą, kad mes jį rezorbuotume, mes anaiptol ne viską rezorbuojame. Žmogus yra kitoks negu, pavyzdžiui, koks termitas, skruzdėlė, kuri virškina celiuliozę ir paskui pastato tokius blatnus labai didelius iš celiuliozės skruzdėlynus. Mes celiuliozę ir pašalinam kartu į marvelės vandenis. Tai va, tai turi tokią formą įgyti, kad mes rezorbuotume. Pirma. Antra, rezorbuojasi į mūsų kraujotaką. Po to nuneša dažniausiai kepenis, kai kur kitur dar galbūt oda kažkas, kur mūsų hepatocitas turi tą medžiagą pagauti ir paversti ją biologiškai aktyvę. Viena molekulė iš hepatocito neišlieks, formuojasi tokie mikrolašeliai ir jie tada išsiskiria ir nėra pas hepatocitą kažkokios skylutės į kapiliarą, kad jis išspjautų tą medžiagą tiesiai į kraujotaką. Ta mikroburbuliukas papuola į jungiamąjį audinį. Dėl to yra jungiamasis. Yra pas mus nervinis, raumeninis, kaulinis, kraujas jungiamasis. Va šitie audiniai yra histologiniai audinių tipai. Kartais kraujas ir jungiamasis vadinami tuo pačiu. Tai va, tai papuola į jungiamą audinį. Iš jungiamo audinio jau tada pagal koncentracijos gradientą jisai papuola į kraujotaką ir į veninį kapiliarą. Veninis kapiliaras jau ir nuneša į ten ir arterinį ir jau per arterinį kraują pasiekia mūsų organą taikinį. Organas taikinys gali būti raumuo, gali būti smegenis, gali būti akės tinklainė, sėklidė, kiaušidė, jau ten kas jau, koks tas organas, koks tas vitaminas ar provitaminas. Tai va, tai žodžiu, jeigu atsipildo energija, pavyzdžiui, kas va ten irgi ten tie papildų platinai aiškina, kad va čia jums reikia dėl energijos. Jūs įsiveskite Krebso ciklas, kiek ten tų cheminių reakcijų ir viskam reikia laiko. Ir tas skirstimas valandom yra toks marketinginis placebas. Aš priminsiu, pasižiūrėkite mano laidas, kurios buvo prieš tai apie placebo efektą, kas tai yra. 30% žmonių maždaug jisai suveikia. O jeigu dar Hotorno efektas žmogaus savijautos ir elgsenos pokyčiai, žinant, kad jį stebi. Dar jeigu jums reguliariai parašys žinutės platintojas, kad Angelė, kaip jaučiatės, jūs ir pasijausit geriau, tai dar pripliusuoja 10%. Tai gaunasi 40% dėmesingo platintojo klientų jaus pagerėjimą, ar jie valgytų zuikučio spiriuką ar to papildo tabletę. Ir jie tada rašo atsiliepimus. Miela dalytė, jūs šaunuolė, man labai padėjo. Kitas žmogus pamato ir nusprendžia pabandyti. Ir aš skaičiau puikią knygą, aš dabar nepasakysiu kokią pavadinimą, tai ne Campbello visumą, kur šeima medikų, moteris farmacinės kompanijos atstovė, vyras pediatras, reiškia ten kažkokį vaistą išdirbinėjo, ten detektyvas iš esmės, ten vienas kolega nesąžiningai pasielgė tos moters vaisto nuslėpdama šalutinės reakcijas ir ten jį išaiškino. Bet ten buvo toks pokalbis, reiškia, tas vyras sako, taigi čia sako, yra ne vaistas, yra zuikio spiriukas. Ir ta moteris sako, žinai, sako, bet reikia jį apibūdinti kaip vaistą, nes jeigu bent pusė Amerikos bent jau pabandys, mes gausime, ten suskaičiavo, 16 milijardų dolerių pelno. Tai vat viskas yra ir į tą pabandymą suvesta. Taip kad, mėlyjeji, tie 1200 kažkiek mano Patreon kanalo žiūrovų, bandykite būti atsparus. Mūsų organizmas ima tą, ką reikia. Jis yra prisitaikęs prie mūsų terpės. Aš dabar pažiūrėjau, pavyzdžiui, kolorektalinio vėžio statistiką. Ir jo rizikos faktorius. Vienas iš rimtų rizikos faktorių yra mėsos valgymas, ypatingai raudonosios mėsos. Ir, reiškia, mėsos suvartojimo top 3 šalis. Argentina, Naujoji Zelandija, Australija.
virš 130 kg mėsos per metus. Įsivaizduojat, tai atmetus dar kūdikėlius, ligonius, ten visiškus senukus ir vegetarus, veganus, tai gaunasi ten kokie turbūt 200 kg per metus. Gerai pavaro chebrytė. Tai ketvirtoje vietoje Jungtinės Amerikos valstijos 100 kg, Lietuva 81 kg per metus, tai yra 22 metų statistika. O kokios šalis yra kolorektalinio vėžio top 5? Danija, Norvegija, Vengrija, Nyderlandai, Kroatija. Tai va, tai tų žmonių, atsiprašau, kad jie signalizuoja, kad jie šalta, aš to jie įleisiu ir toliau pratęsiu kalbą. Atsiprašau, mano katinėlis labai jums dėkingas. Ir tų žmonių organizmai pripratę apsisaugot nuo to kažkokio galutinio metabolito, kuris ilgiausiai užsilieka mūsų storžarnėje tiesioje žarnoje. Mūsų maisto medžiagos ilgiausiai užsilieka būtent ten, tiesioje žarnoje. Paskui į kairę truputėlį kyla sigminė žarna, paskui dar toliau viršų, virš bambos skersinė žarna ir nusileidžia ten, kur apendiksas kylančioji storžarnės dalis. Tai va tuo vietoj užsilaiko ilgiausiai ir turi ilgiausią laiką suveikti. Bet organizmas yra prisitaikęs. Jeigu, pavyzdžiui, ten kažkokį tai žmogų, kuris mažai ten vietnamietį eksportuoti į Argentiną, jis pradės valgyti, galbūt jam didės rizika. Bet ar sirą ar alžyrietį importavus į Lietuvą, jam truks saulės, galbūt jam truks D vitamino, bet tiem žmonėm, kurie čia ilgai gyvena ir yra sveiki, valgyti amžinai ten tuos, ko nereikia valgyti, yra marketingas ir absurdas. Taip kad, mėlyjei, paskaitykite šitą knygą, aš jums dar pacituosiu, dar viena yra labai gera tokia ten tyrimas aprašytas beviltiškiam kardiologiniam ligoniam, kurie dar galbūt savo galėtų padėti. Aš savo kaimyno ar ten dar tokių pažįstamų žmonių pagrindų galiu pasakyti, kartais žmonės tiesiog nusižudo save, nežinodami, kad gali savo padėti. Tai apie tai kitą kartą, nes jau matau, kad užsikalbėjau jau 12 minučių, jūsų dėmesys truputėlį priblėso, taip kad stenkitės būti atsparus omega šokiams, mąstyti truputėlį holistiškai ir vengti to viso marketinginio niekalo, ką jums siūlo, ir tos pinigėlius geriau išleiskite sportbačiams, geram maistui, įdomiai kelioniai, įdomiai knygai ar kokiam nors savo mėgiamo vyro ar moters dovanai. Iki.